Sveikinu su tavimi ir vėl naujame epizode ir dabar rašinėju iš Turkijos, taip kad kuris laikas būsiu čia, nors mano šiuo metu keliai yra visiškai nežinomi nei man, nei kitiems. Ir čia yra viso to epizodo esmė, kadangi pati esu šitame laikotarpėje, tokių, kur maždaug daug yra paleidimo kontrolės ir įėjimo į tą vadinamą flow. Ir apie tai noriu su jumis šiandien ir pakalbėti, kaip mes galim labiau pasitikėti to aukštesniuoju planu, kurio mes nematom. Ir pasidalinsiu būtent savo pačios patirtim, ką išgyvenau paskutinius kelias mėnesius, nes jei klausėt mano epizodo nuo pat pradžių, kaip aš dalinausi, kad išvažiuoju gyventi į Balį ir dabar mano planas šiek tiek pasikeitė. Aš nesakau, kad aš nebegrįšiu gyventi į Balį, ta prasme dabar tiesiog yra toks periodas, kai mes turim susitvarkyti tam tikrus reikalus ir tada žiūrėsim, ką mes darysim toliau, ar ne? Bet šitokie mano keli pamastymai ir yra apie tai, kad kai mes kažką tai planuojam, ar ne, mums dažnai atrodo, kad tas planas, kurį aš sugalvojau, jisai yra geriausias planas ir ta prasme, va čia yra būtent taip, kaip turi būti. Tačiau visata, Dievas, kuo mes tikim, ar ne, yra sugalvoję mums planą, kuris iš tikrųjų yra daug geresnis, negu mes esam savo paruošę. Ir kas tada nutinka? Tai nutinka taip, kad mūsų tas planas nesigauna, galbūt gaunam kažkokius tai pasipriešinimus, kažkokius tai nukrypimus ar kažkokius tai ženklus, kad yra kažkas kitaip, kad reikėtų kažką kažkaip keisti, ar ne? Ir mes galbūt atrodo, kad man nesigauna, man nesiseka, niekas nesigauna taip, kaip aš noriu, kad gautųsi, atrodo, kad mane tiesiog trenkia žemyn ir aš niekaip negaliu iš to pakilti, ar ne? Ir tada žiūrėk, kad mes atsirandam kažkur tai, kur mes wow, ta prasme, aš net nebūčiau to sugalvojęs, aš nebūčiau apie tai pagalvojęs, bet va taip viskas susidėlioja, suprantat? Tai va čia apie ką aš noriu su jumis ir pakalbėti, kad kaip iš tikrųjų pradėti pasitikėti ir paleisti tą kontrolę ir supras, kad tavo galva, tavo mąstymas yra labai labai limituotas ir iš tikrųjų mūsų moksliškai yra įrodyta, kad žmogus iš tikrųjų apskritai per savo gyvenimą nugyventa, jisai panaudoja tik tai kelis procentus savo smegenų galios, savo proto galios, ar ne? Tai Ir tada mums dažnai atrodo, kad va kažkas nesigauna, neišeina, tai jau viskas, ta prasme, čia jau yra pasaulio pabaiga. Bet iš tikrųjų ne, mus dažniausiai ir veda link to, kas yra netgi geriau, negu mes galėjom patys savo sugalvoti, ar ne? Tai vad būtent pas mane ir vyko šiuo metu toks dalykas, kad kaip aš buvau dalinusi, kad mūsų planas buvo išnuomoti butą ir iš tikrųjų agentūra buvo pasakius, kad per 2 savaitės tikrai jums pavyks tai padaryti, jūs čia važiuokit, mes tvarkysim, nepergyvenkit. Ir iš tikrųjų jie darė savo darbą, viskas yra gerai ir tikrai buvo daug susidomėjimo, bet iš tikrųjų vis kažkas va taip sustabdydavo, nes jau buvo atsiradę žmonės, kurie jau norėjo gyventi, kuriems viskas tiko, mums jie tiko, žodžiu, viskas super. Ir jau paskutinę minutę, kai reikia rašytis popierius, visi oficialumai, jie nusprendė, kad jiems šitas butas netinka ir jie nusprendė gyventi kažkur kitur. Ir tada vėl mes iš naujo gavom ieškoti ir tada atsirado kiti nuomininkai, kurie norėjo, bet tada jau mums jie netiko, nes iš tikrųjų iškart jaučiau intuiciją, sako, kad ne, tiesiog jaučiu, kad kažkas yra ne taip. Ir žodžiu, ir tada mes priėmėm prie tos išvados, kad žinai, ta prasme mes iš visada parodom šitą butą. Ir mes iškeičiam šito buto investiciją į kitą investiciją Škotijoje, kuri iš tikrųjų mums yra daug palankesnė ir mes iš tikrųjų turime jau nuomininką to investicijų 100%, kurį mes pažįstam ir žinom, žodžiu. Ir gavos taip, kad per savaitę šitas butas parsidavė tiesiog labai greitai. Atsirado žmogus, kuris davė iš tikrųjų net geresnį oferį, negu mes esame tikėjomės, jeigu atvirai. Ir mes laimėjom aukcioną būtent to būsto, taipogi, kurį mes norim iškeisti iš 12 žmonių. Tai įsivaizduojate, prasme, kur mes iš tikrųjų net nesitikėjom, kad mes ir laimėsim ir iš tikrųjų viskas gavos dar ir geriau, negu mes planavom, kad galėtų gautis iš tikrųjų ir finansiškai ir panašiai. Tai ką aš noriu jums mėliai pakalbėti, kad dėl to aš esu čionais ir Turkijoje, kadangi iš tikrųjų mano antroji pusė gavo taip pat pasiūlymą, kurio tikrai mes negalėjom atsisakyti, nes pasiūlymas tikrai gali suteikti labai daug galimybių ir jam pačiam. Ir taip pat mums labai gera galimybė susitvarkyti reikalus, nes būsim šalia Škotijos ir galėsim tiesiog nuskristi, nes tikrai greitų laikų reikės skristi ir ištuštinti butą ir panašiai. Ir mums labai geras laikas dabar yra tos kelis mėnesius, kai reikia tvarkyti šitos reikalus, bet būti čionais ir kai reikės tiesiog paskraidyti ir tada žiūrėsim, kas bus toliau. Ta prasme, ir ar mes tiesiog grįšim atgal į Balį, ar skrisim į Tailandą, susirinksim šuniukus, ar šuniukai čia pas mus atskris. Tai, kaip sakant, dėl to mes ir priėmėm tokį sprendimą, kad dabar patys išvažiuoti, susižiūrėti, susitvarkyti ir tada mes žiūrėsim, ką mes darom toliau, nes tikrai norim kartu gyventi su šuniukais, nes jie yra mūsų, kaip sakant, jau šeimos dalis. Tai va, tik tai nėra taip viskas lengva pasigabenti, nes ten yra labai daug papierizmo ir yra kelių mėnesių procesas, kuris nėra taip, kad va, sugalvojau skristi, tai pasiėmu šuniukus, jie skrenda su manim, čia yra labai labai ilgas procesas, nes vis tiek tu parsiveži ne iš Vilniaus į Kauną, o iš kito pasaulio galo, kur yra labai daug
Žodžiu, dalykų. Pasaulis yra sudėtingas, labai sudėtingas, nėra viskas taip jau paprasta, ar ne? Tai va, tai aš nenoriu čia pasakoti visos savo istorijos, bet tiesiog norim parodyti visą pavyzdį, ar ne, savo pačioje situacijoje, kad aš planavau va taip, bet dabar va gavosi šitaip. Ir viskas dėl to yra gerai. Ar man buvo baisu, ar yra kažkokia nežinomybė? Be abejo, visada yra nežinomybė, visada yra baimė, nes tai yra kažkas nepažįstama. Ir aš tikrai, kai dabar išvažinėjau iš Balio ir skridau į Turkiją, prasme, vis tiek buvo tas toksai, prasme, aš nežinau, ar mes darom gerai, bet man vidinis balsas sako, kad viskas yra gerai ir kad viskas susidėlios taip, kaip turi būti. Prasme, nes aš jau, kai buvau Baly, aš buvau iš tikrųjų išvargusi, nes buvo labai daug iš tikrųjų streso, nes mano antroji pusė 3 kartus susirgo, arba vienas susirgimų toks rimtas, kad atrodė, kad jau viskas, ta prasme, žmogus nebeatlaikys. Daug baimės buvo, labai daug to tokio nervinio sistemo disbalanso ir aš tiesiog jaučiau, kad man jau reikia atsikvėpti nuo to Azijos gyvenimo, nes tikrai, ir laiko skirtumas dėlis ir panašiai. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi dabar, kad esu čia nais, nes tiesiog pradedu jausti, kad vėl grįžtu į save ir vėl pas mane viskas taip jau reguliuojasi, suprantat? Tai va, tai tą aš norim smėlė ir pasakyti, kad nes labai dažnai aš kalbu su žmonėms ir būna taip, kad maždaug žmonės labai nusivilia, kad kažkas jiems nesigauna pagal planą, kad atrodo, prasidėjo naujieji metai, sausis jau į pabaigą ir aš vis tiek dar nepradėjau kažko tai daryti, arba man visai šitą metų pradžia buvo prasta, tai reiškia visi metai bus prasti, tikrai nebus taip. Ir iš tikrųjų dažniausiai, kas man labiausiai tokia įstrigo frazė dabar jogos pamokose, tai kad sako, prieš kiekvieną didžiulį pakilimą gyvenime jūs turėsit labai didelį nukritimą. Ir iš tikrųjų taip yra. Visada mus numes kažkur tai galbūt stipriau ant žemės, arba visiškai mus išves iš to plano, kurį mes esam sugalvoję, bet tada įvyks tiesiog nuostabus dalykai po to. Ir tikrai aš žinau tai iš savo patirties ir žinau iš kitų žmonių gyvenimo patirties taipogi, kad prieš didžiausi iššūkiai vyksta prieš didžiausius gyvenime pakilimus, ar ne? Nes iš tikrųjų tu turi praeiti daug iššūkių, kad tu būtum apdovanotas. Turi praeiti daug testų, kad tu būtum apdovanotas. Tai va čia ir aš visada žinau, kaip pas mane gyvenime galbūt yra kažkoks tai chaosas, labai daug išbandymų, labai daug testų. Aš žinau, kai aš tos dalykus praeisiu, aš būsiu apdovanota. Ir aš žinau, kad pas mane ateina labai daug dabar gausos. Ir po viso šito, ką aš perėjau ir ta prasme... Ir aš žinau, kad čia dar yra labai mažai, kiek kiti žmonės perina ir taip toliau, nes iš tikrųjų, čia net nėra ką lyginti, ar ne, kai ir žmonės ir netenka, ir lygos, ir labai rimti dalykai ir taip toliau. Bet tiesiog žinoti, kad viskas gyvenime dėliojasi ir anksčiau ir vėliau tada supranti, kodėl taip įvyko, kodėl būtent galbūt tas dalykas neįvyko, neįsigyveno, nes visata mus nori iš tikrųjų apsaugoti, visata norim parodyti, kad klausyk, ne, yra kažkas geriau, tu tiesiog patikėk ir pasitikėk manim ir įeik į tą flow. Bet žmogui su ta limituota jo galva ir mąstymu dažniausiai ir būna, kad gyvenimas mane baudžia, gyvenimas yra blogis ar ne ir panašiai. Bet iš tikrųjų tave kaip tik gyvenimas dažniausiai apsaugo nuo žmonių, nuo situacijų, nuo to, ko tau nereikėtų daryti. Ir iš tikrųjų mūsų tas balsas jau dažnai labai ir sako, argi ne taip, kad tas balsas vidinis mums jau ir sako, kad tu turi kažką kitaip daryti, ar ne, kad tu turi kažką tai keisti, arba yra kažkas daugiau laukia tavęs. Aš, pavyzdžiui, visada atsiminsiu iš savo darbo, kaip aš dirbdavau skambučių centre, ir aš tada jausdavau tą jausmą, kad aš čia iš tikrųjų išvaistau savo laiką. Aš žinau, kad aš galiu keliauti, aš žinau, kad aš galiu pažinti pasaulį, aš galiu dirbti iš įvairiausių vietų, aš galiu būti laisva, man nereikia tiesiog ateiti ir 9 valandas sėdėti ir dirbti. Aš žinau, kad aš esu verta daugiau ir kad aš galiu daugiau, aš tai žinojau. Ir dėl to aš iš tikrųjų pradėjau ieškoti tos galimybės, kaip aš galiu iš to išeiti ir aš pradėjau kažką tai pašoniai daryti, ar ne, kad aš nemečiau iš karto darbo tą pačią dieną, bet aš tiesiog pradėjau statyti kažką tai pašoniai, kad aš galėčiau vieną dieną susikurti kažkokias tai didesnės pajamas, kurios man leistų iš to darbo ir išeiti. Ir čia buvo vienas iš geriausių sprendimų, kurį priėmiau tikrai dėl savęs, dėl savo aplinkinių ir mano gyvenimas iš tikrųjų labai stipriai pasikeitė. Taip kad vėlgi, ar aš žinau, kaip tas sudėlios, ne, ar aš žinau, kada kaip kas įvyks, kokia situacija įvyks, tikrai ne. Ir čia ir yra tas grožis, mėlyje, kad mes iš tikrųjų dažnai galvojam, kad mes gyvenam ir žinom viską, mes žinom, kas bus rytoj ar poryt ir taip, mūsų taip pat čia yra tokia iliuzija, bet iš tikrųjų mes nieko nežinom ir mes turim labiau ir pasitikėti tą nežinomybę, ar ne, ir įeiti tą vadinamą flow. Įeiti tą vadinamą flow ir supras, kad jeigu aš eisiu tą flow, aš nesipriešinsiu, ir aš tiesiog darysiu, ką aš galiu daryti geriausia ir aš pasitikėsiu, patikėkit, jūs būsit labai stipriai apdovanoti. Tikrai, patikėkit manim. Ir visai nesenai sulaukiu tokio ilgo atsiliepimo iš vienos moters, su kuria mes dirbam virš metų laiko asmeniškai ir pas ją vyksta labai daug dabar gyvenime pokyčių ir
jinai nusprendė tos pokyčius pati priimti tada, kai jinai iš tikrųjų labai savim susipažino per savo astrologinį žemėlapį, kai jinai susipažino su savim per Human Design. Ir jos iš tikrųjų balso žinutė mane šiandieną beklausant tokia privertė jausis labai emocionaliai dėl to, kad wow, iš tikrųjų, ant kiek žmogus dabar turi permainų savo gyvenime ir ant kiek žmogus turi drąsos tiem permainoms dėl to, kad jis dabar tikrai žino, kas jam yra tinkama, kas jam nėra tinkama. Ir būtent dėl to, kad jinai taip stipriai su savim susipažino, kaip seniau nežinojo savo stipriųjų pusių, savo genijaus zonų, savo talento. Ir iš tikrųjų, automatiškai, kai tu tuos dalykus žinai, tu nenori, tavo savivertė pasikelia. Iš tikrųjų, tu nustoji daug dalykų nebetoleruoti. Tu nustoji leisti žmonėms galbūt lipti tau ant galvos. Arba nustoji įrodinėti vertę, kai tu neturėtum to įrodinėti. Ar ne? Nes tu žinai, kad tu esi vertas ir kad tau ir nereikia eiti ir kažko tai įrodinėti. Ar ne? Tu tiesiog pradedi saugoti savo energiją vis labiau. Ir čia, ką aš pastebiu iš tų žmonių, kurie susipažįsta su savimi per astrologinį žemėlapį, per Human Design, kad tie žmonės pradeda brėžti ribas, kurios saugo jų energiją ir kur leidžia pasakyti, ką aš toleruoju, ko aš netoleruoju. Ir man beklausant iš to žinutės ir buvo tas toksai nuostabus jausmas, kad žinot, kad aš tam žmogui galėjau taip pat padėti, pati mokydamasi ir pritaikydama savo, bet įdama ir dalindamasi tomis žiniomis su kitais žmonėmis. Ir aš dabar pas ją yra taip pat labai daug išbandymų, labai žmogus turi daug nežinomybės, bet taip pat jinai sulaukia labai didelio pasiūlymo, kuris tikrai yra wow, ir jinai iš to pasiūlymą priėmė, kad jinai galėtų išbandyti ir pažiūrėti, kaip jai visą tai eisis. Bet vėlgi, čia yra puikus pavyzdys, kaip viskas gyvenime dėliojasi. Ir mes tiesiog turim pasileisti tą tėkmę. Tai tą aš norim smėlė ir pasakyti su savo epizodu. Aš šiuo metu tikrai esu pati tėkmėje ir aš negaliu pasakyti, kur aš būsiu po mėnesio tiksliai, ar po 2, ar po 3, ar po 4. Tikrai negaliu ir iš tikrųjų net neįsivaizduoju, jeigu taip atvirai. Nes taip pat mane šeima irgi klausė ten dėl vieno iš tikrųjų kelionės, ten ir panašiai, ir sakau, žinau, kad aš jums nieko negaliu pasakyti. Aš galiu pasakyti šį mėnesį, kur aš būsiu, o kur aš būsiu dar kitą tiksliai, aš nežinau. Bet aš galiu pasakyti, kad aš jaučiu, nors aš nežinau ten visų situacijų, kai viskas susidėlios, bet aš jaučiu, kad bus labai didžiulės permainos ir jos bus labai didelės. Aš nežinau tiksliai kas, kaip ir ką, bet aš žinau, kad tai bus. Aš tiesiog žinau, ir mano vidinis balsas tai sako. Taip kad tą mėlė aš noriu jums ir pasakyti. Klausykit to vidinio balso, dažniausiai jisai kužda, dažniausiai jisai šneka, bet mes dažniausiai per tą triukšmą išorinį, tą visą materiją, kuriuo esame įstrigę, mes jo net negirdim. O kai mes galime išgirsti, sustoti, įsiklausyti savo kvėpavimą, medituoti, skirti laiko savo, šnekėti su savim garsiai, tada žinokit, tie atsakymai ateis iš pasąmonės tikrai pas jūs labai, labai, labai. Ir tada jūs mažiau klausysit išorės, daugiau klausysit vidaus. Ir ypatingai šį mėnesį mūsų vidinio klubo nariai mes ir mokysimės apie kontrolės paleidimą. Taip kad jeigu norit ir jūs, mėlė, visą šitas dalyką pasigilinti labiau ir norit iš tikrųjų, nes iš tikrųjų galiu pasakyti, kad žmogui sunkiausia gyvenime yra paleisti kontrolę. Pasitikėti tėkme ir pasitikėti aukštesniuoju planu, aukštesnėje jėga. Ir jeigu žmonės mokėtų tai padaryti, tai aišku nereiškia, kad tu tiesiog nustoji daryti ir tiesiog pasijungi teleką ir maždaug pats gyvenimas susitvarkys. Ne. Tu ėmėsi veiksmų, darai, ką tau reikia daryti, bet tu pradedi labiau kooperuoti ir paleisti tą kontrolę, kad tu tik nuo tavęs viskas priklauso. Va tada pas jumis pradeda viskas palengvėti. Tada nebebūna taip, kad tu darai daug, kad tu stumi, bet tu vis tiek neturi rezultato. Tu iš esmės pradedi daryti gal net ir mažiau, bet darai su kita intencija ir pas tave visai kitokie rezultatai ateina. Tai vat būtent šitas mėnuo yra mūsų vidinio rato klubo nariams apie kontrolės paleidimą. Ir šitoje grupėje aš dalinsiuosi iš tikrųjų įvairiomis vėlgi praktikomis, kurios padės jums pasileisti tą tėkmę ir paleisti kontrolę. Taip pat turėsime mėnesinį seminarą, kur aš viską išplėsiu dar plačiau negu šiame epizode, kuris yra tikrai trumpas. Ir taip pat turėsime ir bendrą skambutį, kur žmonės galės ateiti per Zoom ar klausti klausimų, dalintis įžvalgomis. Iš tikrųjų, praeitą savaitę turėjom šitą skambutį, tai buvo labai faina iš tikrųjų pamatyti ir savo klausytoją gyvai. Ir taip pat, kas žiūrėjo įrašą, tai labai iš tikrųjų yra man pačiai smagu ir pamatyti ir jūs, kurie klausot, kurie galbūt esate tylus klausytojai arba garsus klausytojai, nebūtina, aišku, pasijungti kameros, tiesiog yra galimybė, jeigu nori klausti ir ateiti be kameros ar su kamera, arba tiesiog pažiūrėti įrašą.
Bet tiesiog, jeigu norit labiau eiti į gylį, norit daugiau, tai kviečiu jūs prisijungti į vidinio rato klubą ir tapti nariais. Įsipareigojimų nėra, narystę galite bet kada atšaukti. Narystės kaina yra 20 € per mėnesį. Ir kiekvieną mėnesį turim skirtingas temas. Ir taip pat, aišku, jeigu norit save pažinti, kaip atpažino šitą merginą, apie kurią aš dabar dalinausi epizode, tai yra jūsų astrologinis žemėlapis, jūsų pačių paveikslas, apie jūsų unikalumą, genijaus zonas, talentus, kaip pajamos pas jūs ateina unikaliai, kaip jūs pritraukite gausą, pasąmonės blokai ir iš tikrųjų iš esmės visi atsakymai slypi jūsų astrologinėme žemėlapyje. Tai Kosminis Aš yra savarankiško mokymosi kursas, kuris padės jums susipažinti su savimi taip giliai, kaip dar nesusipažinote. Šis kursas yra paruoštas platformoje, jis yra įrašytas, kai jūs įsigijate, jūs gaunate prieigą iš karto prie 5 modulių, kuriuos jūs galite žiūrėti savo laiku, nėra jokio spaudimo, mokote savo laiku, tai yra tiesiog produktas, kurį įsigijate visam laikui. Ir yra prie kiekvieno modulio taip pat prisegtos ir darbo knygutės, kur jūs galite iš tikrųjų viską integruoti. Yra palikti klausimai, kuriuos galite naudoti ir su dirbtiniu intelektu, ir su Astro gidu, kuris taip pat yra jums suteikiamas visiškai nemokamai įsigijus kursą. Ir yra taikoma 40% nuolaida su kodu 2026 kosminis. Taip kad vietoj 111 €, tai yra tik 66,66 €. Visus raginus pažinti savimi per astrologinį žemėlapį, jums reikia tikslios savo gimimo datos, laiko ir vietos, kad jūs galėtumėte savo žemėlapį išsitraukti. Na, o iš tikrųjų šiame kurse jūs išmoksit ne tik tai rasti atsakymus apie save, bet ir apie savo šeimos narius, ir apie vaikus, ir apie kolegas, patikėkit. Aš galiu pasakyti, kad tai būna labai priklausomybė tokia savotiška atsiranda, nes tu nori iš tikrųjų, tiesiog tu supranti, tu pamatai, ant kiek kiekvienas esame skirtingas ir kad, neveiks kiekvienam žmogui tas pats dalykas, arba ne kiekvieno žmogaus misija yra ta pati, ne kiekvienas žmogus atėjo daryti šitą patį, ne kiekvienas žmogus turėjo daryti tą patį karjerą, ar ne, ir panašiai. Ir kad kodėl kitam žmogui tas veikia, o tam neveikia. Tiesiog tu supranti tą savo unikalumą ir kad tu esi sustatytas kitaip. Taip kad, ir aišku, jeigu jums rezonuoja tai, ką aš dalinuosi, nepamirškit palikti įvertinimo Spotify arba YouTube, taip pat pasidalinti socialiniuose tinkluose, o jeigu norit parašyti man, aš tikrai nesikandžiai, galite mane rasti Facebook'e, Agnė Der, Instagrame ir TikTok'e Pakeisk savo gyvenimą. Ačiū, kad esat ir iki sekančio karto.